Daugiau nei 10 metų ilgamžiškumo temą tyrinėjanti gydytoja Gitana Lapinskaitė sako, kuo anksčiau pradėsime rūpintis savimi, tuo daugiau kokybiško gyvenimo metų turėsime ateityje. Specialistė ypač pabrėžia kurortologijos svarbą. Bent savaitę per metus sanatorijoje ne tik gali padėti atsipalaiduoti, bet ir užbėgti už akių įvairiems negalavimams. Gitana, kada susidomėjote ilgamžiškumo tema? Ilgamžiškumo tema atėjo prieš 12 metų maždaug, kada pradėjo rūpėti, kaip atrodysime, kai būsime vyresnio amžiaus. Ir nepaslaptis, kad pradėjome nuo veido odos. Kokios yra sąsajos tarp ilgamžiškumo ir tarp kurortologijos? Gilios sąsajos iš tikrųjų, jeigu galima tai pasakyti, nes mums atrodo, kad kurortologija arba tas sanatorinis gydymas vadinamas, ar ne, jisai susijęs su žmonėm, kurie serga. Toli gražu taip nėra, nes tai yra ir profilaktika. Ir visą laiką aš sakau, kad yra geriau užsiimti profilaktiką negu gaisrų gesinimu, kada jau kažkas įvyko, ar ne? Ir jau kartais gali nedažnu atveju ir nepavykti padėti. Tai jeigu mes keičiam gyvenimo būdą, keičiam įprotį, nors vieną arba du palaipsniui, nepamirštam apsilankyti kurorte, turime kokybiškesnį, ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą, nepaslaptis. Ilgamžiškumas daugelio asocijuojasi su tuo, kad gyvenam ilgai ir ilgai ir ilgai. Iš tikrųjų, tai ilgamžiškumas yra, kiek mes galim gyventi sveikai ir kokybiškai, nes niekas nenori praleisti ilgai ligos patale. Pasak gydytojos, į sanatorijas vis dažniau traukia sveiki žmonės, norintys prasitęsti laimingo ir kokybiško gyvenimo metus. Tai dabar tendencija yra tokia, kad profilaktika ir savimi užsiema maždaug 2/3 atvykstančių žmonių, o medicininė reabilitacija 1/3. O kuo, sakykite, ypatingas yra mineralinis vanduo? Mineralinis vanduo, mes turim suprasti, ką mes vadinam mineraliniu vandeniu, ar ne? Tai visų pirma, mineralinis vanduo yra būtent iš gamtos ir iš požemio ir susiformavęs tik tenais. Ne iš kažkur atgabentas ar pagamintas ar buteliuose ar kažkaip, ar ne? Mineralinis vanduo yra natūraliom gamtiniam sąlygom susiformavęs vanduo, kuris turi savo mineralizaciją, kuris turi savo pH, kuris turi savo ypatingus mikroelementus ir net dujas, ar ne, savyje tam tikras. Ir pagal tai, kiek jisai yra kitoks ir mineralizuotas, ar ne, jisai skiriamas skirtingose gydymo metoduose, ar ne, yra mineralinės vonios, yra mineralinė vandens inhaliacijos, yra geriamas mineralinis vanduo, ar ne, nuo jūsų virškinimo būklės, pavyzdžiui, gydytojas įvertinęs būklę paskiria mineralinį vandenį. Tai arba pacientas geria jį šiltą, arba jis geria šaltą, ar prieš maistą, tam tikrų laikotarpių, taip toliau gydytojas viską nustato. Tai va, mineralinis vanduo apie tai. Plius yra mineralinės vonios, kurios irgi turi, kadangi oda yra didžiausias žmogaus organas, ar ne, ir turi didžiausią paviršių, tai atsigulusi vonę, tu mineralizuojasi. Gauni šilumos, atsipalaiduoji, pagerėja tau kraujotaka, atsipalaiduoja raumenis ir užsikūrė visi kiti mechanizmai, kurie tau padeda atsipalaiduoti. Ilgamžiškumo entuziastė nebejoja, kurortologijos nauda milžiniška. Įsivaizduokit, jūs esate procedūroje, ne? Jums nerūpi telefonas, jums nerūpi, kas vyksta, teisingai, jūs esat su savim procedūroje 15-20 minučių. Čia yra labai svarbu, nes, atrodo, bėgam, kur jau čia mes nulėksim, ar ne, kada mes sustojam, net valgydami skrolinam telefoną. Čia jokio nepasakiau stebuklo, taip. Ir jūs patenkat į procedūrą, kur jūs suvinioja į purvą. Viskas, gulit savo, kai kokonas ir galvojat, kas dabar bus toliau. Dėl ko mes sakom, kad gydomoji programa sanatorijose turi trukti ne mažiau 5 naktų ar 5 dienų, ar ne, už tai, kad, yra viskam įsibėgėjimas. Ir jeigu mes atėjom iš didžiulio streso ir didžiulio bėgimo, ir iš didelių reikalų kažkokių, kurie vyko, įtraukė, neleido miegoti ir taip toliau, ar ne, tai mes per 2-3 dienas nespėsime atsipalaiduoti, nurimti, pagauti tos ramybės vaibo
šitam kurorte, ar ne? Bet aš įsivaizduoju, kad poveikis vis tiek yra, ar ne? Nes daugelis žmonių, pavyzdžiui, tikrai intensyviai dirba ir jie turi tik tai savaitgalį laisvą. Ir jie tikrai žinau, kad traukia į sanatoriją. Jeigu jūs klausat, ar geriau nieko, ar 3 dienos, Taip. tai žinoma, kad geriau 3 dienos. Vis tiek atsijungia, ar ne, nuo tų darbų. Bet jeigu taip žiūrėti, kiek dienų geriausia būti, tai tikrai ne mažiau 5, kada užsikūrė, nurimsta, tu pradedi visai kitaip skubėti, kabutėse, ar ne, nes nėra kur skubėti. Ir poveikis stipriausias, ar ne? Taip, ir poveikis stipriausias. Ir aišku, geriausia tai yra 2 savaitės savo padovanoti. Bet čia jau prabanga. O sakykit, kuo ypatinga yra klimato terapija? Klimato terapija, arba kitaip vadinant gydymas gamtiniais veiksniais, ar ne, tai yra visa visuma, ką jums duoda kurortas, ar ne. Tai nėra vien tik tai pastatas ar procedūros, ar ne, tai yra ir gamta, ir aplinka, kuris supa aplinkui. Miškas, medžiai, upė, takai visi, ar ne, grynas oras, kuriame mes esame. Nes akivaizdu, kad gyvenant mieste ir užsisukant darbas namai, darbas rate, ar ne, net nepastebi kartais, kad Tikrai. medžiai sprogo ir Taip. paukščiai čiulba ryte, ar ne? Taip yra. Tikrai taip. O čia išeini ir tu visai jau kitokioje aplinkoje, ar ne? Tu kvėpuoji tyrų orų, gali vaikščioti iki begalybės, gali eiti žiūrėti, kur užsisuka Nemuno vingiai ar kitas vandens telkinys, prie kurio tu esi, ar ne? Ir tai irgi gydo, nes vėlgi mes įkvėpiam kitokį orą, mes gaunam kitas medžiagas. Ir tu kitaip elgiesi. Tai tu nebūtinai turi lygiai taip pat nervuotis, stresuoti, kažką daryti, ar ne? Tu tiesiog būni kitoj vietoje, tu gauni vėlgi kitą orą, plus tu gauni procedūras, tu gauni bendrystę, tu gauni susitinki naujus žmonės, ar ne, kurie irgi tuo metu būna sanatorijoje arba kurorte, ar ne? Ir visa tai vėlgi tau padaro naują burbulą. Gydytoja teigia, norint prasitęsti kokybiško gyvenimo metus, turėti ilgamžiškumo planą tiesiog būtina. Nuspręsk, ką tu nori daryti arba ką tu galėsi daryti, būdamas 70, 80 ir pagal tai pradėk dėlioti savo laiką dabar. Ilgamžiškumas nėra gyventi ilgai. Ilgamžiškumas yra gyventi kokybiškai, sveikai ir galėti daryti dalykus, kuriuos norim, galim, patinka ir taip toliau. O galite įvardyti priežastis, kodėl pervargimas, nervinis išsekimas vis jaunėja šiais laikais? Nepaslaptis, kad ekranai okupavo. Savo darbą daro, taip. Yra labai didelis informacijos srautas. Yra labai didelis greitos informacijos srautas. Yra dar problema tame, kad niekas nenori nieko praleisti. Pavyzdžiui, aš galvoju, kas atsitiks, jeigu tu 2 valandas nepažiūrėsi į telefoną? Realiai nieko, bet čia man taip atrodo. Pabandykit jūs pasakyti jaunam žmogui, nepažiūrėk 2 valandas telefoną. Tada yra labai sutrikęs miegas, nes iki vėlumos daromi dalykai, paskui bandoma ryte atsikelti ir užsisuki į tokį, plus aišku, ne paskutiniai vietoje greitas maistas, visi energetiniai kokteiliai ir taip toliau. Ir po to turim, ką turim. Nemigos, nerimai, panikos atakos ir visa kita. Ir tada tu stebėsi, kodėl jaunimui taip yra. Kodėl? Va taip. Bet žingsnis po žingsnio, tos nesveiko gyvenimo pasiekmes labai greitai matyti, ar ne? Nes visiems atrodo, kad sveikai gyventi turi virš kažkokio amžiaus. Nieko panašaus. Taip. Sveikai gyventi tu gali visą gyvenimą, tau niekas nedraudžia. Ir kuo anksčiau pradėsim, tuo ilgiau turėsim tą kokybišką gyvenimą. Taip ir susiformuosim įprotį. Dar šito reikia nepamiršti. Nes šiaip iš tikrųjų sako, kad įpročiai susiformuoti, darant kasdien, yra 21 diena. Mažiausiai. Tai jeigu mes kasdien kažką pradedam daryti teisingai, tai manau, kad tas įprotis taip ir ateina.